kažkaip susiformavo toks vaizdas galvoj. Kalbėjom apie tą suteikti formą ir jeigu iš tikrųjų sakytume suteikti formą dieviškumui. Vat tiek ir yra tavo tos užduoties suteikti formą. Bet tam, kad jinai nebūtų tuščia, tai tu turi būti toj gelmė, iš kurios parkeliavo turinys tai formai ir tu suteiki formą tam turiniui. Ir tas turinys padiktuoja formą, bet to pačiu ir tu, būdamas laiko dvasioj, turi tą tikrą formą, kad jinai tame laike būtų atpažinta ir galėtų toliau skleistis. Ir kiek tada mes esam formų šiai dienai prigaminę, kurios tuščios, nes jos neturi va tos gelmės, neturi to dieviškumo. Tiesiog forma, daug formų. Žinai, man tai yra įstrigus frazė Martos Graham, vienos iš šiuolaikinio šokio pradininkių, pagrindėjų. Jis istorija ten labai įdomi, aš gal ne viską ir tiksliai atsimenu, bet ne tiek svarbu, bet jis sako vienu momentu, tavo užduotis kaip atlikėjo leisti tai energijai, tai formai, kuri nori per tave gimti, leisti jai reikštis. Ne tavo užduotis, jinai sako, mąstyti, tai yra gerai, tai yra blogai, ar tai kažkam tinkama ar netinkama. Tu turi vienintelę paskirtį, tai nestabdyti tos kūrybinės jėgos, tos galios, tos energijos, kuri per tave nori pasireikšti. Ir štai čia toks įdomus paradoksas, ar ne? Kas stabdo? Mūsų įsivaizdavimas apie tai, kas yra pasaulis. Ir kaip pasaulis į tai, ką mes darome, žiūrės, ko pasaulis tikisi. Tai yra pasaulis, kuris yra mūsų galvoje uždarytas. Tai yra mūsų įsivaizdavimas apie tą išorybę, iš kurios mes patys imame į save žvelgti ir patys tampam tuo, kas uždaro tą dieviškos formos kažkokią realizaciją. Tai galimai kelias į dievišką formą yra kažkuria prasme vedantis per leidimą. Nežinau, paleidimą, leidimą, duoti tai formai, kuri nori pasirodyti. Tai aš netgi taip sakyčiau, kažkuria prasme didelė vertė žmogui yra rasti būdą nemąstyti. Rasti būdą neapmąstyti. Arba gal apmąstyti, bet labiau iš tokios suauginančios, išryškinančios pusės, bet neapmąstyti save iš pasaulio perspektyvos, iš istorinės perspektyvos, ką tai reiškia, kaip tai atrodo, kokiam čia kontekste tinka, netinka. Nes tokiu būdu neužgims nieko naujo galiausiai. Juk viskas, ką mes žinom, tai yra žinom apie tai, kas jau buvo. O viskas apie tai, kas bus, mes apie tai nežinom, mes negalim žinoti, nes to dar tiesiog nėra. Bet mūsų protas žvelgia tai, ką mes darome, iš perspektyvos dalykų, kurie jau buvo, iš to, kas jau patikrinta, iš to, kas jau saugiai veikia, iš tam tikrų stereotipų, klišių ir panašiai. Ir galimai mes nejudam į tą naujo išryškinimą, parodymą, sukūrimą. Tai vat netgi toks praktinis patarimas, jeigu grįžtant prie tos pačios Martos Graham, tu tiesiog daryk. Tiesiog daryk. Būk patyrime. Būk susitelkęs į tai, kas vyksta. Gaunasi, nesigauna, geriau gaunasi, blogiau. Tokia diena, kitokia diena, tu tiesiog būk kiekvieną dieną procese ir nekvestionuok. Ir nedaryk apibendrinimų. Apie šito dalyko vertę. Ar jis geras, ar jis blogas, ar jis gražus, ar jis negražus. Tiesiog leisk jam reikštis. Ir tada tapsi tuo atviru kanalu, per kurį šaltinis ras būdą išeiti į dienos šviesą. Atrodo, sakai, tai tiesiog leisk, būk. Tai tokie paprasti dalykai, negali būti tas pasaulis, tas gyvenimas toks paprastas. O kodėl tau atrodo tai taip sudėtinga? Tai taip paprasta turėtų būti. Matai, mums rašė pažymius.
visą laiką rašė pažymius ir dabar mes vieni kitiems ir aišku patys savo irgi rašom pažymius už praleistą dieną, už praleistą laiką. Bandom kokybę visada pervesti kažkaip į kiekybę. Čia marksizmo nuostata, reiškia, kiekybiniai santykiai ilgainiui pereina į tam tikrą kokybę. Na, tai yra netiesa, kiekybė niekada nepereina į kokybę ir atvirkščiai. Bet mes protė atliekam šitą triuką labai keistą ir mes patyrimui, tam tikrai kokybei, buvimo būdui rašome pažymį. Pažymys yra skaičius, kurį uždedame, kažkoks vertinimas, kažkokia yra skalė ir mes tai pradedame žvelgti į tikrovę. Mes esame taip išdresiruojami, taip išmokinami, nes kas yra edukacija, kai pagalvoju, kas tai yra per užsiėmimas, ar ne? Aš nuo mažens išeinu į darželį, paskui į mokyklą, paskui į universitetą ir aš mokausi santykio su pasauliu ir per tai santykio su savimi. Aš susitinku su pasauliu kaip žiniom, kaip objektais, aš su juom einu į interakciją, į supratimo interakciją, į kažkokios tai interpretacijos ir panašiai. Ir už tai aš gaunu vertinimą, pažymį. Ir aš tą gerai darau, ar aš negerai. Ir per tą pažymį aš kuriu savo santykį su savimi pačiu ryšyje su pasauliu. Užuot leidu savo gyventi pasaulyje, būti pasaulyje. Tai yra radikalus skirtumas. Tai, ką mes kalbam, leisti būti ir vis dėlto būti toje vertinančioje perspektyvoje. Žinai, čia toks gal, nežinau, tam tikri saugumo diržai, nepasitikėjimas, žinai, duosim tam žmogui, leisim jam būti taip, kaip jis pats nori ir supranta, tai tikėkis blogiausio, tai yra, toks savotiškas nepasitikėjimas mumyse esančia glūdinčia prigimtimi, ar apskritai netikėjimas tos prigimties egzistavimu ir bandymas sukontroliuoti, sutvarkyti viską pagal iš anksto numatytas taisyklės, tam tikras saugumo noras. Kalbu apie visuomenę. Edukacija kaip procesas, kuris integruoja jauną šitos sistemos narį į sistemą, padaro jį prognozuojamu, padaro jį gerų visuomenės narių pagal iš anksto numatytą susitarimą, kas yra gera visuomenė. Ir mes tai vadinam edukacija, mes tai vadinam sociumu, kuriame galiausiai pirmas dalykas jaučiamės nelabai autentiškai, nelabai laimingi galiausiai. Ir antras dalykas, mes nesireiškiame kaip tos dieviškos kibirkšties šaltinis, arba iš dieviškos kibirkšties kaip iš šaltinio, mes nesireiškiam į tas unikalias, įdomias ir autentiškas formas. Labai įdomų dalyką pasakei. Pagalvoju, ar nėra taip, kad šiandieninė, pavadinkim tą, kurią mes matom ir patiriam dabar, edukacija, pirmiausia stovi ant to, kad sielos nėra. Tavo autentiškumo arba tavo prigimties nėra. Tai reiškia, tik įžengi tu ten, tu priemi šitą perspektyvą, kad nes kitu atveju kitoks tavo skleidimasis. Šiandieninė edukacija, aš negaliu pasakoti apie kokia jinai buvo, nes neturiu tos patirties, bet va tai, kas dabar yra, tai yra, mes sakom, kad tavo autentiško kelio nėra. Arba mes bijom jį pripažinti, nežinau kaip tai pasakyti. Ir tada mums reikia tave suformuoti, tau įdėti tam tikras savybės, geriausiu atveju pamatyti pagal tavo tai, ką aš matau, kokios tavo savybės yra ir tas savybės nukreipti pagal ten, kur tai yra naudingiausia sistemai. Ir čia aš suprantu, kad sistema kaip žodis gali skambėti neigiamai, bet aš neturiu jokios konotacijos, ar tai yra blogai, gerai, tiesiog kaip faktą. Sakykime, yra taip. Bet tas pirminis, ką tu pasakėjai, toks įdomus momentas, kad ar nėra taip, kad tai savaime nurodo, kad mes eidami į tai, sakom, sielos nėra, kažko prigimtinio nėra. Ir ten
Ir tada arba namie tu bandai prikelti tą vaiko ar ten savęs tą sielą, kad sakyt, ne, viskas gerai yra, ten jos nėra. Ten, kur tau pasakoja, ten jos nėra, ten kiti dalykai. Kai tu grįžti čia, tu esi autentiškas, prisimink, tu esi daugiau negu tai ir tai ir tai. O ten, kodėl taip yra, kodėl susiformavo tokia, gal tikrai iš to tam tikro nesaugumo ir norėjimo užtikrinti kažkokį, šiandien minėjau, tą frazę, tą bendrą vidurkį, kaip įmanoma aukštesnio standarto kažkokio įsivaizduojamo. Žinai, mes galim klausti klausimą, o kodėl atsiranda tokia prielaida, galbūt ne iki galo artikuliuota, neišsakyta, kad sielos nėra. Nes mes jos nebejaučiame. nes mes nebeturime būties kaip sielos buvimo patirties. Tai va, tu kėlė klausimą, žinai, matyt, už tos edukacijos sistemos, kurioje mes vertiname kitus, mokomės vertinti save, kokybinį patyrimą ir kokybinį susitikimą su pasauliu perkeliam į kiekybę, tai yra į pažymį, tai yra į tam tikrą gradavimą, vertinimą, tam tikras nepasitikėjimas, galbūt vieni kitais, noras standartizuoti savo gyvenimą, savo santykį su tikrove, susitikimo su jo būdus, kas išvirsta į tam tikras disciplinas, mokslinės, veiklos disciplinas. Išmokstam, kaip sakant, elgtis kaip yra elgiamasi, valgyti kaip yra valgoma, kalbėti kaip yra kalbama, daugintis kaip yra dauginamasi ir mirti kaip yra mirštama. Taip ir nugyvenam tą gyvenimą, tai anoniminiai stichijai, vadinkim, kaip Heideggeris įvardino, das man stichija, tai tokia kasdienybė, pilkąja, blogąja prasme, kad mes tampam tie kasdieniai žmonės, tie anonimai, tie besieliai, beveidžiai, kurie darome dalykus, kaip jie yra daromi, o kas tas daromi, mes taip ir nežinom, pirštų negalim parodyti, bet vat egzistuoja kažkoks tokia anoniminė visuma, į kurią mes pataikom ir tu keli gerą klausimą, sakai, matyt, tai kyla iš to, kad mes netikim, kad mes turime sielos dalį, kad mes turime savyje tą dievišką galbūt prigimtį, esame dieviška išraiška, jeigu visas pasaulis, aš taip prisipažinsiu, žvelgdamas į šį pasaulį, aš negaliu patikėti, man tikriausiai niekas neįrodys, kad tai yra kažkoks nevykęs atsitiktinumas. Aš tave matau grožį, harmoniją, simfoniją, tvarką, tam tikrą. Tai va, tai jeigu mes netikim, kad mes esam šitos harmonijos dalis, iš jos išauganti, tuomet mes bandom dirbtinom priemonėm kažkaip sudėti save į narvus. Na ir grįžtant prie klausimo, tai kodėl siela mes netikime, nes, sakym, bent jau mano toks pirminė intuicija yra ta, kad jeigu siela tampa tikėjimo arba netikėjimo objektu, tai jau yra ženklas, kad mes neturime su ja patyriminio santykio, mes nejaučiame, mes nebūname pasaulyje iš sielos vietos, pavadinkim. Mes būname pasaulyje iš galbūt kalbinių struktūrų, tos įpročių, visuomenės, sociumo, vaidmenų, statusų vietos, bet nebūname iš tos būties gelmės, kuri yra siela, kuri nėra joks statusas, jokia konkreti forma besireiškianti čia pasaulyje, bet yra pati būtis, pati mūsų būtis, pats esu, giluminis pojūtis. Tai va, jeigu mes savyje neturime šitos vietos, mes tuo pat metu galimai neigiame ir kituose šią egzistencijos plotmę ir tuomet mes žmogų pradedame iš tiesų ir save taip pat
kažkur padėti sistemos, kaip tu sakai, sistemos langeliuose, kvadratėliuose sudėti, įkišti, uždaryti ir tarsi kontroliuojam, tarsi viskas yra saugu, patikima, aišku. Bet ta tvarka, kurią mes užmetam ant pasaulio, kaip biurokratija tam tikra ir patys save paversdami tos biurokratijos išraiška, tai yra nebegyva ir kažkas mumise priešinasi ir matyti iš to pasipriešinimo kyla tokie ir daugelis kitų pokalbių ir raštų, kurie sako, ne, aš taip nenoriu, aš truputėlį matau pasaulį kitaip, aš noriu jame būti gyvas ir noriu iš tiesų gyventi. Taip, kaip mes šitą gyvenimą tvarkome, aš tame nejaučiu gyvybės, tame nejaučiu, kad nekvėpuoju, jaučiu, kad nesu tuo, ko galėčiau būti. Iš karto, tau kalbant, iškilo Jungo ta vieta, kai jo paklausė, ar tiki Dievu. Ir kai jisai sakė, ne, aš netikiu, aš žinau. Aš turėjau su juo susitikimą. Ir vat čia yra ta tokia įdomi vieta, nes mes labai daug dalykų, kadangi mūsų protas negali jų suprasti, mes juos nurašom kaip metaforą arba kaip kažką tokio, kas yra galbūt mažiau reikšminga negu tai, ką galima suprasti, apčiuopti. Ir nereiktų nurašyti, jeigu žmonės kažką pasako, reiktų priimti tai kaip faktą. Nes jeigu kitus dalykus žmogus pasakė ir mes atpažįstam tai kaip vertingus, tai gal ir šitie dalykai, jie yra, bent kažkiek galima su jais pabūti. Ir tai, kad Jungas labai aiškiai, eksplicitiškai pasakė tokį dalyką, yra tai, kad tai kaip tu sakai, kad jeigu mes nustumėm sielą į tą domeną, kur mes sakom, tai čia arba tikiu, arba netikiu, tai tada tai tampa nebe faktų. Kaip Krišnamurti, man atrodo, sako, faktas yra tada, kai tau skauda, jeigu tau taip skauda dantį, tai yra faktas, tu eini pas gydytoją, tu iš karto eini. Jeigu tau ten aš noriu mest rūkyti, tai nėra tau dar faktas, aš čia galvoju, galbūt tai nėra. Ir lygiai taip pat, jeigu mes nustupėm į tą pačią teritoriją sielą, kai mes sakom, gal tikiu, gal netikiu. Kai turėsiu laiko, pažiūrėsiu argumentus, kurie man galėtų pasakyti, čia labiau aš tikiu ar labiau netikiu, kurioje čia vietoje. Ir tol, kol tai nėra, kad aš žinau, kol tai nėra šitoj teritorijoje, nėra tokio santykio su manim, tom tai visada bus greičiausiai nėra arba nesvarbu. Ir tol, kol tau siela yra nesvarbu arba nežinau, tol tu ir gyvensi tokį gyvenimą, tol mes kursim tokias sistemas, tol mes kursim tokias formas, kurios bus besielės. Ir šitoj šviesoj, kadangi formos yra mūsų dalis, mes esam tos formos ir jos nėra atskiros nuo mūsų. Tai reiškia, mes patys gyvensim besielį gyvenimą. Ir priimant faktą, kad siela yra. Tai dabar įsivaizduokim labai paprastą vaizdą prieš save, kai kažkas yra ir tu neigi jo buvimą. Kai kas būna, kokią mes turim situaciją, turbūt viena yra šizofrenija, kaip pavyzdys, kita yra kažkoks nuolatinis ilgesys kažkam, ko tu negali užčiuopti, atrasti ir taip toliau, nes tu tai neigi, arba tu to net nematai. Ir sakykim, kad pasitikėkim tuo, kas daug kur ir seniai buvo pasakota apie tai, kad siela yra, arba siela, mes kaip siela, kaip mūsų dalis. Ir jeigu mes staiga pradedam tai neigti arba keliaujam kelionę be to, tai kokią tai reiškinį, kokią tai būseną formuoja. Nes siela yra, bet mes ją netikim, arba tikim, netikim, bet mes nežinom. Ir mes ją tokiu būdu neigiam. Ir tada į kokią būseną tai mus įstumia ir kaip tada mes jaučiamės toj būsenai. Žinai, aš dabar įlysiu į teritoriją, kur
galbūt daug kas sakys, neišmanai, tai nelysk, bet vis tiek įlysiu, nes atėjo tokia mintis. Galbūt depresija yra mūsų sielos maištas. Ieškantis atsako iš mūsų, ieškantis dėmesio. Daugelis depresiją laikys, tokiu psichofiziniu, taip, tai yra pojūčiai labai konkretus ir gal kažkas įvardins ten ir hormonai ir vieni ir kiti dalykai, bet vis tiek lieka paslaptis, klausimas, iš kur ateina ir kodėl taip nutinka, kad žmogus tam tikram laikotarpiui arba ilgam yra metamas į apatiją pasauliui ir į tokius gilius ir gelminius, galbūt baimės ir tuštumos išgyvenimus. Tai gali būti, kad tokiu būdu su mumis susisiekti bando būtent mūsų gelminė būties dalis, kuri mūsų gyvenimas ir mūsų visuomenė nebeturi vietos būti, nes mes nebeturime erdvės ir vietos būti. Mes visą laiką turime daryti, mes visą laiką darome. Ir net kai nedarome, mes vis tiek bet kokį laiką, kuris kažkaip yra leidžiamas, eina darbą, save, visą laiką vertinam, kaip kalbėjom apie edukaciją, visą laiką žvelgiam iš darymo rezultatų perspektyvos. Ir mes įsitempiam į gyvenimą kaip procesą, kuriame mes lenktyniaujam su laiku, su kitais, su savim, varžomės ir tame varžymėse užgimsta didžiulė varža, kuri mus pačius taip įveržia, taip surakina, kad, reiškia, tie vaidmenys, tos kaukės, tas skubėjimas, darymas, galiausiai mus meta į priešingą polių, kur mes tarsi iš kitos vietos žvelgiam į visą tai ir matom, tai yra beprasmiška. Aš niekur nenukeliausiu, aš nieko nepadarysiu. Visa tai, kas yra sakoma, kad yra labai prasminga ir labai reikalinga ir labai gera, aš jaučiu, išgyvenu, kad visa tai yra ne tai, nereikalinga, neprasminga, negera. Guliu ir žiūriu į vieną tašką, neturėdamas motyvacijos ir tuomet mane ima gydyti nuo šitos būsenos. Ne, tu nesmig gilin į tą būseną, nes ten tavęs kas laukia? Mirtis. Pabaiga. Pabaiga kaip šito darančio, besireiškiančio žmogaus, gyvenančio visuomenėje, pasaulyje suresto, sukonstruoto pagal tokias taisyklės. Ne, tu nesileisti, mes tave ištrauksim, tada vaistai. Tada tas žmogus, kuris skęsta gilin į tą būseną, leidžiasi į tą tuštumos, baimės, gal net ir tokio psichofizinio skausmo išgyvenimą, jis pats pradeda kažkuriam savo būties lygmenį priešintis. Jis nori kilti aukštyn, jis norėtų gyventi kaip ir visi kiti, bet jis negali, nes jis jau iš dalies žvelgia į pasaulį iš sielos, kuri niekur niekada nekeliauja, kuri neturi jokių tikslų, kuri yra pats buvimas, kuriai nereikia įrodinėti, užsitvirtinti kažkaip savo būties, konkuruoti, kažkur skubėti, kurios esmė yra būti. Ir mes sakom, ne, leistis į būtį, tą tiesiog buvimą yra pavojinga, yra baisu, yra žvelgiant iš pasaulio perspektyvos, žvelgiant iš darymo perspektyvos. Tai galimas dalykas, kad
kad tokiu būdu mus pati mūsų esmė, mūsų būtis meta į tą inkubacinį laikotarpį, sako, tu gal pagulėk ir pažiūrėk į vieną tašką ir pailsėk. Girdėjau tokią formuluotę, depressed yra depressed, reiškia, tai yra gilus poilsis. Gilus poilsis nuo buvimo tuo, kuo tu nesi. Kiekvieną dieną vis didesnės ir niekada neišsipildančios, niekada rezultato nepasiekiančios pastangos save šitame pasaulyje įtvirtinti. Tai depresija savotiškai gal atsuka žmogų ir parodo, sako, žiūrėk, yra kita būties plotmė. Na ir tai yra vėlgi, tai yra toks kritimas į kraštutinumą, ir kai mes esam labai stipriai vienoje pusėje ir kai mes krentam į kitą, tai yra be galo baisu. Bet gal mes galim nesviruoti tarp kraštutinumų, gal mes galim sviruoti truputėlį kažkur per vidurį, kažkur išlaikydami balansą, nenukrisdami visišką apatiją ir tiesiog negalėjimą gyventi šitame darymo ir veiksmo pasaulyje, bet tuo pat metu neįsitraukti į jį taip, kad galiausiai atsidurtume visiškai priešingoje skalėje. Tai kažkur gyventi tarp darymo ir buvimo, įsileisti į savo gyvenimą sielos plotmę kaip būti, kuri nepriklauso šitam pasauliui, darymo, siekimo, įsitvirtinimo ir panašiai. Tai va tokį monologą išdėsčiau apie tezę. Aš turiu pasakyti, tai yra tezė, tai nėra moksliniais tyrimais patvirtinta. Tai, ką mes šnekam, labai daug moksliniais tyrimais. Nėra, tai, žiūrėkit, nesitelkit niekas šitą tezę kaip kažkokiu tai būtinai įrodymu. Tai yra pamąstymas, tai galbūt yra tiesa, tai yra tikėtinas mitas, kaip mėgdavo Platonas sakyti. Ir čia įdomi yra teritorija, kai o kas jeigu mes pakviestume patys save ne tik duoti erdvės protui, kūnui, bet ir sielai, bent pradžiai truputuką. Nes mes daug mąstom, turbūt šiai dienai ženkliai daugiau mąstom negu judam, mes labai daug mąstom, mes šiek tiek ženkliai mažiau judam, bet judam, dar tai galima atpažinti, kad ten rankos, kojos, jeigu esi dėmesingas, bet ir to turbūt nebūtinai kiekvieną kartą pamatai, bet erdvės sielai, tai atpažinti, kad jinai yra ir bent truputuką suteikti jai erdvės pasireikšti. Tiesiog buvime, pokalbyje, tyloje, matyme, žiūrėjime į vėją, į upės tėkmę. Tiesiog pabūti toj taikoj su tuo, kur esi, kaip esi, kiek esi, tiesiog pabūti taikoje. Ir ten gal siela nušvis ir tam momente bent suteikti tiek erdvės ir tada nebereiks gal tikėti ar netikėti, tada jau žinosi ir iš čia jau tada keliaus, tada kita kelionė prasideda. Ir bent suteikti erdvės šitai hipotezai, kad yra siela, patikrinti. Ir tai gali atverti nuostabių dalykų. Man tai atvėrė, tau manau atvėrė. Tai gal toks labai paprastas praktinis pakvietimas ir savo patiems gal daugiau to. Ir šiaip visai aplinkai, kurie aplink mus yra. Kažkada suformulavai tokią mintį, aš esu ir to pakanka. Kažkada aš taip galvojau, kad gal tai yra frazė, žodis, jeigu į kurį taip iš tiesų įsileisti, kad manęs pakanka, manęs kaip aš esu. Aš esu ir to pakanka. Jeigu įsileisti tai į patyrimą ir iš tikrųjų atsipalaiduoti nuo nuolatinio nepakanka, gal tai galėtų būti tam tikri vartai
pajausti, pabūti buvimo plotmėje, ne tai, kad pajausti, pabūti čia iš buvimo perspektyvos, ne iš darymo, ne iš praktinio sąlyčio su pasauliu. Graikai turėjo žodį teorija. Jeigu tai pažodžiu išvertus reikštų dieviškas žvilgsnis. Dieviškas žvilgsnis. Tai dieviškas žvilgsnis yra tas, kuris nieko nestokoja, kuris žiūri į daiktus dėl jų pačių, jam nieko iš daiktų nereikia. Jis nieko iš daiktų nenori pagaminti, sau gauti, arba nėra kažkaip tarp jų nesaugus, kažkaip turėtų išlikti. Tiesiog žvelgia į daiktus taip, kaip jie atsiveria. Ir štai tai yra tas vakarietiškos teorijos pamatas. Reiškia, išryškinantis, išskaidrinantis, parodantis daiktą tokį, koks jis atsiveria. Tai mes galim ne tik apie daiktus kalbėti, bet ir apie reiškinius, apie tai, kas aplinkui mus pasireiškia tuo metu, kai mes stebime, būname. Tai štai susitikti su pasauliu teoriškai. Na, čia atsiribojant nuo teorijos kaip kalbos. Vis dėlto teorija kaip kalba atsiranda jau kaip antrinis žingsnis, kuris bando surasti kalbą, kuri pakvies tą išryškinimą, išgryninimą, iš reiškinių chaoso išgryninti jų esmę. Tai vat žvelgti į daiktus ir lygiai taip pat savotiškai ir į save, kaip tą kasdienį veikėją, teorinių, nieko nereikalaujančių, nieko neprašančių žvilgsnių tiesiog matyti. Ir man regis, kad toks žvilgsnis yra dieviškas tuo, kad jisai yra žvelgiantis iš dieviškos sluoksnių mumise pačiuose, iš sielos perspektyvos žvelgti į save. Tiesiog matyti, be vertinimo, be noro būti kitokiu, be imperatyvo pasikeisti. Tai štai ir tame ateina matyti tas pojūtis, kad esu pakankamas, esu pakankamai. Ir tada aš galiu matyti. Ir šitas pasaulis yra toks, koks yra. Jis yra irgi pakankamas. Ir dabar aš galiu iš tikrųjų pasižiūrėti, koks jis yra, kaip jis atrodo. Kokios spalvos yra dangus. Dabar, šiuo metu. Kaip krenta šviesa. Net užsiminė apie judesį. Irgi, žinai, galima daryti tokią prielaidą, kas nutinka, kai žmogus miršta. Jis judėjo, buvo gyvas ir tada nebejuda. Viskas. Nebėra judesio kūne, nebėra gyvybės. Reiškia, kažkas yra tame, mes sakome, išėjo siela, atsiskyrė kažkoks gyvybinis elementas, gyvybinis pradas, jis atitolo nuo kūno, kūnas liko nebejudrus. Taip, pati gyvybė gali būti, kad siela mumise, reiškia, su šita materija, su šita medžiaga ryšyje reiškiasi kaip judėjimas, kaip gyvybė. Ir vėlgi, judėjimo būdai, kuriais mes dažniausiai judam kasdienybėje, kokie yra? Jie yra pragmatiški. Ištiesiu ranką, pasiimti puodelį. Nejaučiu, kad ištiesiu ranką. Nebūnu rankos ištiesime arba jos ištiesimu, nes tiesiog matau puodelį. Arba iš kitos pusės, jeigu nepragmatiškai, tai vėlgi einu sportuoti. Ar dar kažką daryti. Irgi nesu kūne iš pirmos perspektyvos, esu tarsi iš trečios ir kažkaip kūną keičiu ir treniruoju. Ir kūnas tampa tas pragmatinių reikšmių lauku. Ir taip pat visada nepakankamas ir visada ne tai, kuo turėtų būti. Ir visada reikalaujantis kažkokio tai labai metodiško, specifinio prisilietimo, kas yra vėlgi mūsų visa kultūra, kuri savo pavydalais liečiasi prie mūsų, per mūsų kūną, per mūsų judėjimą, per tam tikrus įpročius. Ir mes net su kūnu ir su judesiu nesusitinkame. Kaip su buvimo galimybė arba vieta, o galiausiai ar mes, jeigu taip klaustume, ar mes turime kažkokią kitą vietą ir kažkokią kitą dimensiją, per kurią mes galim priartėti prie dieviškumo, nei mūsų čia būtis tokia, kokia yra duota.
Ir jeigu darom prielaidą, kad taip, kaip yra duota, nėra atsitiktinis dalykas, o yra, taip sakant, by design, tai jeigu man kaip sielai ir neduota nusileisti į šitą artikuliuotą pasaulį kūno pavidalu, vadinasi, nuo čia man ir reikėtų pradėti. Kilti atgal į dievišką pasaulį ir prisiliesti prie jo. Nėra kito kelio. Nes visa kita, jeigu aš keliausiu tiesiai į dieviškumo sferą, į tą uždangę, kaip Platonas rašė, aš iškeliausiu į kalbos miražus, aš iškeliausiu į mitologijas, nuo sakyklos kalbėsiu kažkokias tai tiesas, atskiras nuo savo būties ir nuo savo gyvenimo pasakosiu žmonėm istorijas. Tai ne apie tai kalba, tai neiškeliaukime į istorijas, grįžkime į patirtį, į patyrimą, kaip aš čia būnu. Ir būti su tuo teoriniu. Teorinė perspektyva reiškia nieko nereikalaujančia, nepragmatinė, patyriminė iš pirmos perspektyvos.